dėdė, labas, dėdulė. Sveiki, čia kabinetiniai pokalbiai ir aš Julijus Grickevičius. Lietuvos radijas švenčia 100-metį. Aliu, Lietuvos radijas Kaunas. Tokie buvo pirmieji į eterį 1926 m. birželio 12 išskrieję lietuviško radijo žodžiai. Lietuva žengė koja kojon su kitomis valstybėmis diegdama moderniausią to meto mediją radiją. Tačiau ką prieš 100 metų girdėjo jo klausytojai, kokioje socialinėje ir politinėje aplinkoje gimė ir augo radijas Lietuvoje. Iki šiol radijas išlieka palyginti menkai istorikų tyrinėta tema, todėl Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto mokslininko daktaro Tito Krutulio knyga pasirodžiusi radijo 100-mečio išvakarėse tapo reikšminga studija apie Lietuvos radijo raidą. Taigi šios knygos autorius šiandien kabinetiniuose pokalbiuose. Iš pirmo žvilgsnio radijo istorija nėra gausiai tyrinėta ir atrodytų, kad nėra tokios vienos knygos, kurią pasiėmus būtų galima sužinoti viską apie radijo istoriją arba jos ištakas. Kaip nutiko, kad jūs atsidūrėte radijo temoje? Kodėl ji jums tapo svarbi? Ilgą laiką aš iš tikrųjų nagrinėjau visai ne radiją, o labiau žiniasklaidą. Mano tema nuo pat bakalauro studijų buvo tautos ir istorijos vaizdiniai periodinėje spaudoje. Ir šita tema keliavo nuo pat bakalauro iki daktaro disertacijos. Disertacijas rašiau jau apie istorinius pasakojimus nuo 1904 iki 1944 metų, tai va, didžioji dalis 20 amžiaus pirmos pusės. Ir ten kaip tik ir susitelkiau į tą bendrąją atminties kultūrą, atminties politiką ir kartu kaip tam tikros ideologijos, kurios tuo metu Lietuvoje dominavo, formavo bendrą požiūrį į praeitį, į atmintį, į Lietuvą supančius praeities akcentus, taip pat ir užsienio praeities reprezentacijas, istorijos reprezentacijas. Na ir taip jau nutiko, kad apsigynęs daktaro disertaciją gavau pasiūlymą pratęsti tam tikras studijas podoktorantūros stažuotėje Klaipėdos universitete. Ir mano pirmas sumanymas iš tikrųjų buvo labiau plėsti tą savo periodikos analizę. Aš galvojau analizuoti išeivijos istorijos vaizdinius, bet man pasiūlė jau vadovas, tuometinis podoktorantūros stažuotės Vasilijus Safronovas, pasigilinti į radiją. Ir taip radijas atsidūrė mano tame jau tyrimų lauke ir tai buvo labai geras ir įdomus pasirinkimas, nes, kaip jau minėjote, radijas yra tikrai labai menkai tirta tema, atrodytų galbūt mažai kas ir išlikę, nuolatos visuomenėje sklando ta idėja, kad yra vos keli garsiniai įrašai ir labai mažai likę tos programos, bet iš tikrųjų tai detaliau pradėjęs gilintis, ką čia ir kaip galima pasakyti, tai tos informacijos yra tikrai daugiau negu galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, yra išlikę Lietuvos Centrinėme valstybės archyve bent keli fondai skirti radijui tiek tarpukario laikotarpiu, tiek Antrojo pasaulinio karo, tiek sovietinės, tiek nacistinės okupacijos laikotarpiu. Taip pat yra išlikę tokių gana specifinių duomenų kaip radijo anketos, kuomet klausytojai siuntė savo atsiliepimus ir nuomonę apie visą radijo programą, jos buvo sąmoningai išsiuntinėtos radijo vadovybės. Ir žmonės atskleidžia savo tikrasias pozicijas, taigi mes galime analizuoti ne tik radijo programas, ne tik radijo kūrėjus, žmonės, kurie prisidėjo prie tos programos, bet ir auditoriją ir matyti, kokios nuotaikos tuo metu vyravo Lietuvoje. Ir taip pat dar tokie akcentai, kurie irgi pakankamai svarbus šitam tyrimui, tai yra radijo žurnalai, kurių irgi yra nemažai likę ir kurie atspindi, kaip tie metų... Kas yra radijo žurnalai? Radijo žurnalas tai yra sąsiuvinys, kurį vesdavo kiekvienas, kuris formuodavo radijo programą ir kuriame mes matome, kaip keičiasi ta programa, galbūt diena po dienos ar tą pačią dieną, kai jinai turi būti transliuojama, kas nors išbraukiama, kas nors įrašoma, matome, kaip jis nuolatos vedamas. Ir turbūt mano tyrimui, kadangi jis vis tiek labiau yra kiekybinis, didelį įtaką turėjo ir ta pati periodinė spauda, nuo kurios aš atsispyriau, tai periodinėje spaudoje nereguliariai ir skirtingose leidiniuose, bet nuolatos būdavo pateikiama radijo programa su tais tinkleliais vadinamaisiais. Įdomu, kad tai nebūdavo taip kiekvieną dieną spausdinamas dalykas, dažnai porą kartų į savaitę ir keitėsi iš pradžių pagrindinėse oficiozinėse leidiniuose, paskui netgi ir tokiuose ne pačiuose svarbiausiuose dienraščiuose, bet galima susidaryti bendrą vaizdą, kokia ta visa programa šituo laikotarpiu buvo, net ir karo metais. 1926 m.
birželis, pirmoji radio transliacija, tarsi atskaitos taškas, nuo kurio mes ir skaičiuojame šitą šimtmetį. Ir atrodo, kad tuo metu jauna Lietuvos Respublika žengia beveik koja kojon su šios inovacijos plėtra Europoje ir pasaulyje. Koks buvo radio kontekstas apskritai Europos žemyne? Pirmas dalykas, kai mes pasižiūrime tą visą radio žemėlapį, aš netgi tokį bandžiau susidarinėti. Anksčiausiai radio transliacijos, tos, apie kurias mes čia kalbam, tai tų transliacijų būtų ir karo metais, bet tos, kurios skirtos visuomenė ir yra reguliarios, nuolatinės. Anksčiausiai jos atsiranda Jungtinėse Amerikos valstijose 1916 dar metais, bet irgi nereikėtų turėti iliuzijų, kad čia kažkoks labai ilgas tęstinis ir mes galime nuo tų 16 skaičiuoti viską Amerikai. Tai buvo nedidelė privati kompanija, jos transliacijos truko nepilnus metus, man atrodo, ir buvo tam tikra pertrauka. Tai iš esmės visas radijas formuojasi tiek Europoje, tiek pasaulyje po Pirmojo pasaulinio karo. Europoje ankstyviausi yra Nyderlandai. Būtent Nyderlanduose susikūrė pirmoji nuolatinės transliacijas vykdusi kompanija PCGG, taip vadinasi. Jinai tai vykdė nuo 1919 metų lapkričio. Jinai irgi buvo nedidelė, privati ir bankrutavo 1924 metais, estafetę perėmė kitos kompanijos. Taip pat anksti gana transliacijas pradėjo Prancūzija. Prancūzijoje tų tokių nereguliarių transliacijų būtų dar net ir 19 amžiaus pabaigoje, kiek žinau, Šeifelio bokšto, kadangi tai didelis statinys ir labai skirtas. Netgi tam skirtas. Tai tos pirmosios transliacijos jau tos nuolatinės siejamos su 1921 metais, bet tai irgi buvo reguliarus, bet irgi nutrūkęs reiškinys ir stambiosios kompanijos kūrėsi jau šiek tiek vėliau ir pirmoji tokia, turbūt didžiausia iki šiandien veikianti kompanija, tai yra 1922 metais Jungtinėje karalystėje darbą pradėjusi spalį BBC. Nedaug nuo Jungtinės karalystės atsiliko ir Vokietija. Po metų, 1923 metais, pirmasias transliacijas pradėjo Berlyno Funkstunde Berlin, arba Berlyno radijo valanda, taip vadinosi tas radijas, ir irgi buvo kurį laiką viena įtakingiausių ir svarbiausių radijo stočių. Svarbu pastebėti, kad kai kurios iš šitų pirmųjų stočių buvo privačios ir tai yra visai nebūdinga jau labiau rytiniai Europos daliai, tame tarpe ir Lietuvai ir aplinkinėms visoms šalims. Ir žinoma ir Sovietų sąjungai, kuri radija įsidegė 1924 metais ir labai sparčiai ir greitai jį integruoja visą savo propagandinį aparatą. Jie iš karto planavo, kad formuos ne tiek tokį radio abonentų tinklą, bet jį plės į viešasias erdves. Tai, pavyzdžiui, vienas nedidelis imtuvas galėjo būti prijungtas prie garsiakalbio, kokiai nors ten darbininkų valgyklai ar dar kur nors ir vos pagrindinėse viešosiose vietose radijas galėjo Sovietų sąjungoje skambėti. Na, jiems kinas labiau patiko. Žinoma, kinas labiau patiko ir Stalinas atrado radiją turbūt labiau 4-ame dešimtmetyje kaip tokią svarbią mediją. Kaip žinai, jis net iš pradžių bijojo į jį eiti, turėjo savo patikėtinį, kuris transliuodavo visas Stalino naujienas ir žinias ir išdrįso į radiją eiti tik tai jau antrojo pasaulinio karo metais, kuomet pasakė tą garsiąją kalbą prasidėjus nacistinei invazijai. Pavėluota labai, aišku. Pavėluota, bet jinai turėjo didelį efektą ir tai, kad radijas irgi suveikė kaip tas toksai svarbus mediatorius. Na gerai, grįžkime į jauną Lietuvos Respubliką. Jeigu kokiais 26-27 metais štai mes su jumis Titai įsijungtume Kauno radiofoną, tai kokią programą mes girdėtume, ką jie ten transliavo? Šiaip jau pirmieji metai yra tokie kaitos laikotarpis ir ką pirmą reikėtų pabrėžti, kalbant apie radiją, tai kad keičiasi tie, kurie tą radiją formuoja jau pirmaisiais metais. Radijas 1926 metais susiformuoja Lietuvoje kaip susisiekimo ministerijos tam tikras padalinys. Jam vadovauja toksai Alfonsas Jurskis, kuris yra kilęs iš karininkijos, ryšių specialistas, su radiotechnika nuolatos dirbęs. Ir pirmoji ta radijo programa buvo ganėtinai skurdi ir orientuota būtent į naujienų transliavimą ir formuotas tas visas pasakojimas, galima sakyti, ar tiksliau, visa ta programa buvo būtent karininkijos, tai neturint labai tokių aiškių švietėjiškų tikslų ir neturint taip pat to ryšio su kitomis ministerijomis. Dėl to gana greitai 1927 metais nuspręsta, kad radiją reikia šiek tiek atriboti nuo tos susisiekimo ministerijos ir švietimo jau ministerijos iniciatyva buvo sukurta vadinamoji radijo taryba. Radijo taryba savo narius skyrė įvairios Lietuvos ministerijos ir organizacijos, bet pagrindas buvo iš ministerijų, tai
pirmininku tapo Liudas Gira, paskirtas švietimo ministerijos. Ir šita organizacija veikia iki 1929 metų, kuomet jie pakeitė Valstybinis radiofonas. Grįžtant prie tos programos, pirmaisiais metais mes turime trumpą programą, jinai trunka nuo 19 valandos maždaug iki 8 vakaro arba 2 valandas, bet tai yra grinai tik vakarinė programa. Standartas yra toks: žinios, orų prognozė, laiko patikrinimas, kaip tokia mantra tų pirmųjų radijo dienų ar pirmųjų radijo metų. Ir po to seka antroji programos dalis, tai yra muzikinė dažniausia programa. Muzikinė programa iš pradžių buvo leidžiama ten tikriausiai iš plokštelių ar iš ko, bet jau 26 metų lapkritį suformuoja radio orkestras, būtent radiofono orkestras, kuris suformuotas iš valstybės teatro, tam tikro orkestro padalinio, ir kuris jau groja paprastai simfoninę muziką. Gyvai, tiesiai specialiai radijai, beveik kiekvieną dieną. Ir taip mes turim tą tokią dvilypę programą. Ir 27 metai yra lūžinis taškas, kuomet pradeda rastis vis daugiau laidų. Dar grįžkime prie muzikos transliacijų. Transliacijos iš valstybės teatro atsiranda pakankamai anksti, ar ne? Irgi 26 metų pabaigoje. Tai jau tiesioginės transliacijos, pirmosios tiesioginės transliacijos yra 26 metų pabaiga iš valstybės teatro. Jos paprastai transliuodavo operas arba baletus ir taip pat spektaklius. Bet reiktų turėti omenyje, kad radijas ilgainiui suformuoja nuo 27 metų ir tą specifinį radijo teatro žanrą, kuris irgi tampa pakankamai dažnas ir įtakingas, ir netgi dažniau turbūt būdavo galima išgirsti būtent radijui skirtų specialių vaidinimų, spektaklių, negu iš valstybinio teatro transliuojamų tų vaidinimų. Na, žinoma, ir tam tikra problema su tais vaidinimais, nes vaizdo nėra, tik tai garsas. Bet operos ir baletai buvo labai svarbi radijo dalis. Kaip tik nuo šitų metų mes jau turime tradiciją, nuo pirmų, nežinau, ar 6 ar 7, bet jau nuo 3 dešimtmečio atsiranda tas traviatas paskutinę metų dieną transliavimas, ir jis lieka netgi sovietinės okupacijos metu. 40 metų pabaigoje mes turime tą pačią tradiciją išlaikant, nors viskas nunyksta, visi darbuotojai beveik atleidžiami, bet traviatas transliavimas metų pabaigoje yra toksai įdomus išlikęs. Nei opera, nei baletas sovietų ideologijai kažkaip netrukdė, man regis, per daug. Integruojamas. Grįžkime prie laidų. Jūs užsiminėt, kad įvyksta lūžis ir atsiranda daugiau laidų eteryje. Kokios tai laidos? Laidos atsiranda maždaug 27 metais sausį ir daugiausia jų atsiranda kažkaip balandžio mėnesį, kiek žiūrėjau. Pirmosios laidos yra skirtos vaikams, ją veda Vaikų valandėlė, ją veda vienas įtakingiausių ankstyvojo radiofono žmonių Petras Babickas, kuris dažnai tituluojamas ir visai pagrįstai kaip pirmosios radio programos formuotojas ir bendrai visos tos programos samprata, kuri išlieka per tarpukarį, yra Petro Babicko nuopelnas. Na ir jis atsisėda ir tampa tuo žmogumi, kuris formuoja tą Vaikų valandėlę, jis skaito vaikišką literatūrą ir kitokias laidas panašias rengia. Taip pat labai anksti atsiranda Vilniui vaduoti sąjungos organizuojama Vilniaus valanda. Valandėlė pavadinimai nuolatos keitėsi, 3 ar 4 kartus, bet tai buvo reguliari kartai savaitę, o 4-ame dešimtmetyje net 3 kartus per savaitę rengiama laida. Galima sakyti, tokia tikra propagandos laida, skirta tiek Lietuvos auditorijai, lietuvių kalba, bet taip pat būdavo rengiama ir dalis lenkų kalba, nukreipta tiesiai į Vilniaus kraštą, ir ten būdavo detaliai pristatomas lietuvių skriaudos patiriamos Lenkų okupacijos metu ir bendrai per visą 20 amžių, taip pat silpstanti ten Lenkijos politika, akcentuota ekonomika, ir bendrai ta teisingai, bent jau iš Lietuvos požiūrio kampo žiūrint, Vilniaus istorija. O tai ką darė Lenkai su šitom transliacijom? Ar galėjo jas blokuoti, ar kažkaip bausti? Vienas iš šitų transliacijų pasiekmių buvo tai, kad jau 27 metų pabaigoje atsiranda Vilniaus radiofonas, kurio tikslas, ar vienas iš deklaruotų tikslų, buvo kovoti tiek su Kauno, tiek su Minsko radijumi, kurie jau buvo pažengę tas propagandos liniją ir transliavo tautinių mažumų kalbomis ir lenkų kalbomis įvairias radio programas, kurios netiko Lenkijos valdžiai. Tai galima sakyti, kad ankstyvas Vilniaus radiofono radimas jis yra tiesiogiai susijęs su tokių programų buvimu radiofone. Ir įdomus faktas, kad 4 dešimtmečio pradžioje netgi vyksta tos vadinamos radio kovos. Iš Vilniaus radiofono transliuojama lietuviška programa, kad ir trumpa, nukreipta į Lietuvą, ir lenkų kalba taip pat Lietuvos lenkams skirta, ir tuo pačiu metu Kaunas transliuoja
lietuviams ir lenkams nukreiptą programą į Vilniaus kraštą ir netgi susirašinėja 2 radijos stočių, galima sakyti, vadovai, kaltindami vienas kitą, kad vykdo antivalstybinę propagandą prieš šalį. Nes tų laikų vartotojas, reikia įsivaizduoti, sukiodamas radio rankenėliais gali pagauti bet ką, ar ne, iš esmės, kas yra prieinama. Taip, vienas ankstyvesnių laiškų 28 metų ūkininko toks entuziastingas laiškas, kuris labai gyrė Kauno radiofoną, teigia, kad jis su savo rankomis pasigamintų radijo imtuvu gali pagauti net 35 skirtingas radijos stotis iš viso Europos, gal net ir iš pasaulio, kiek žinau, net ir gal ir už Atlanto kažką tai galėdavo pagauti. Tai taip, tai buvo toksai universalus vartotojas ir ta konkurencija vyko ne tik tarp Lenkijos ir Lietuvos, žinoma, bet pirma, dėl muzikinės programos turbūt globaliai. Interneto priešaušris. O kaip radijas buvo suvokiamas kitų medijų kontekste ir jūs jau palėtėt šitą įdomų aspektą, kas buvo klausytojas ir kiek radijas buvo prieinama medija? Radijas per visą šitą laikotarpį iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos, netgi drįsčiau teigti, išlieka tokia, galima sakyti, elitinė medija. Pirmieji registruoti imtuvų skaičiai 26 metais yra labai maži, tik 323 imtuvai. Tas skaičius, žinoma, auga, kai jau radijas susiformuoja ir gana sparčiai auga, bet 39 metais pateikiami duomenys pabaigoje gali būti siejami su maždaug 90-80 tūkstančių radijo imtuvų, kas yra net ir labai optimistiškai vertinant, kad klausė tikriausiai ne po vieną, visos šeimos ir panašiai, vis tiek tikėtina siekia apie 7% Lietuvos gyventojų. Tai vis tiek išlieka labai tokia elitinė medija ir pasiskirstimas taip pat šitą byloja, tai daugiau gerokai imtuvų būdavo miestuose, Kaune, ypač daug Klaipėdoje, čia žinoma ir specifinės kitos aplinkybės, Klaipėdoje klausytas ir vokiškas radijas, turbūt dar dažniau ir daugiau negu lietuviškasis. Gerokai mažesnis skaičius, tik tai, man atrodo, 23 imtuvai tūkstančiai gyventojų yra kaime, taigi skaičiai stipriai skiriasi ir tas kaime pasiekiamumas buvo pakankamai mažas. Prie to mažo augimo prisidėjo ir tai, kad mokesčiai buvo pakankamai dideli abonentiniai ir daug yra laiškų, skundų, kurie teigia, kad radijas yra tiesiog per brangus jiem. Jeigu būtų pigesnis, tai galbūt ir visas kaimas jį įsidiegtų nesunkiai, bet dabar tai lieka tik tai turtingiam ūkininkam prieinama pramoga tokia ar informacijos šaltiniu. Ir tai yra toksai, sakykime, tam tikras riboženklis parodantis, kad tai nebuvo taip sparčiai plintanti medija, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo apžvilgsnio, ar bent jau kaip teigia ar norėjo, kad būtų entuziastai. Nes reikėjo įsigyti imtuvą visų pirma, ar ne? Kai kurie pasidarydavo patys, nes būdavo labai daug to radiotechnikos entuziazmo. Vat, minėjau tą Adolfą Jurskį kaip pirmąjį žmogų, kuris vadovavo radiofonui. Tai jis buvo ir tas, kuris labai spaudoje propagavo būtent tą radiotechniką ir šalia jo buvo ir nemažai kitų žmonių. Būdavo net įvairūs brėžiniai spausdinami spaudoje, kaip tą radio imtuvą pasidaryti, ko reikia ir panašiai. Bet dažniau, žinoma, pirkdavo. Bet radio imtuvai, matyt, turėjo tendenciją pikti, nes technologija vystėsi greitai, matyt, kad atsirado įvairių formų, spalvų, rūšių, pasiūla, žodžiu, plėtėsi. Tai pirmiausia, įsigyti radio imtuvą, ar ne? Tada abonementinis mokestis. Taip. Kokio dydžio tas abonementinis mokestis? Jis kito nuolatos, bet buvo litais. Dabar, žinokit, tikrai bijau supainioti, net skaičių tikslių neturiu. Stasys Štikelis ten detaliai aprašė, kaip keitėsi su kiekvienais metais. Bet esmė čia turbūt ne ta kaina, bet tas faktas, kad jis daug buvo per brangus ir daug kas negalėjo jo įpirkti. Žinoma, ūkiuose ar kaimuose pasitaikdavo bent vienas kitas žmogus, kuriam tai tikrai nebuvo per brangu. Bet įdomus dar fenomenas yra, kad būdavo ir tie, kurie skųsdavo kitus žmonės, yra tokių išlikusių, kurie nemoka mokesčių, slepiasi, kad turim tuvus ir panašiai. Tai buvo ir tas fenomenas, kurio turbūt sudėtinga įvertinti, kurio negalime įvertinti kaip istorikai, kad buvo ir kažkokie tai slapti radio klausytojai, kurie galbūt bėgdavo nuo prievolės mokėti mokesčius. Su kuo konkuravo radijas tuo metu? Tai galime sakyti, kad konkuravo su žiniasklaida, bet iš tikrųjų tai jis buvo dar gana silpnas konkurentas žiniasklaidai, nes nepaisant to, kad turėjo tą informavimo funkciją kaip vieną pagrindinių, vis tiek išlieka, kaip minėjau, elitinė medija, sukoncentruota daugiausiai į tą tokį Lietuvos visuomenės grietinėlę, elitą ir tuos žmonės, kurie mato didžiausią to prasmę ir funkciją.
Kitas dalykas, turbūt paradoksalu, bet bent jau pradžioje tikėta, kad radijas yra mokyklų ir universiteto net konkurentas. Tai yra tikrai bent keli laiškai, kurie teigia, kad reikėtų išplėsti radiją, ypač mokyklose, ir tai galėtų tapti svarbia pagalbinė priemonė mokytojams. Kai kurių pamokų galbūt net nereikėtų skaityti, nes radijas taip gerai pritraukia dėmesį ir tiek daug entuzijazmo vaikams sukelia, kad štai galėtų ir mokytojas darbo netekti dėl radijo. Kur aš jau tai girdėjau? Ir kitas dalykas, tai yra Liaudies universiteto idėja. Tai ypač iš valstiečių, tų jau pasiturinčių buvo idėjos sklaidančios po jau šitą radiofono direkciją, kad reikėtų radiją plėsti tarp valstiečių su tikslu, kad jis vykdytų švietimo funkciją. Ir tuo tikslu buvo kuriamos ir ankstyvosios radijo paskaitos labai įvairiomis temomis, kurios kaip tik ir turėtų suteikti tą tokį bendresnį išsilavinimą, ypač tiems, kurie galbūt neraštingi, nors, kaip suprantame, nelabai daug tų neraštingų tikriausiai pasiekdavo dėl to mokesčio. Bet vis tiek tas išsilavinimas vis dar Lietuvoje nebuvo toks visuotinis, kaip tapo laikotarpio pabaigoje ar sovietmečio ar dabar. Tai ta funkcija, švietimo funkcija buvo užkoduota ir Liaudies universitetas buvo tas vaizdingas žodis, kuris galėtų apibūdinti, koks radijas turėtų būti ir bent jau ko turėtų siekti. Pereikime prie Antano Smetonos laikų radijo. Kaip tuometinė valdžia naudojo radiją savo tikslams? Ar tas radijas buvo cenzūruojamas? Kokios formos ta cenzūra buvo ir ką buvo norima pasakyti radijo pagalba iš valdžios perspektyvos? Tai su cenzūra yra įdomus dalykas, kad radijas tikrai buvo labai stipriai cenzūruojamas, jis tikrai buvo filtruojama, ką ir kaip reikėtų sakyti, bet tiksliai kaip ta cenzūra veikė, mes žinom, kaip jinai veikia, bet kas buvo konkrečiai cenzūruojama, sunku pasakyti, kadangi kažkokių atskirų įstatymų, kurie būtų skirti vien radijui, kaip ir nepavyko aptikti, o jeigu ir jie buvo tokie abstraktus, bendri ten, kad nebūtų antivalstybinės veiklos. Bet radiofono įstatymas lygtais egzistavo. Buvo, bet ten nebuvo apie cenzūrą. Ten buvo bendrai apie veikimo būdą, finansavimą ir panašiai. Ir ta cenzūra, nepaisant to, kad buvo cenzoriaus pareigybė, lieka šiek tiek miglota. Mes tikrai žinom, kad kiekvienas žmogus, kuris skaitydavo paskaitą ar bet ką apie radiją, turėjo pateikti kopiją to dokumento cenzoriui ir tik tai cenzoriui perskaičius ir patvirtinus jis tai galėjo daryti. Ant išlikusių paskaitų yra taip pat matoma raudonų dažniausiai tušinuku parašyta, kad leidžiama skaityti taip ir anaip, ar ten atsižvelgti į tą ar aną dalyką. Bet taip tiksliai tų atmestų, pavyzdžiui, paskaitų yra, bet neaišku, ar tai cenzorius atmetė, redaktorius, ar dėl to, kad cenzūrai neįtiko, ar labiau dėl to, kad tas tekstas buvo, tarkim, neaktualus, neįdomus, nes, pavyzdžiui, yra tokių laiškų, kad mes šitos paskaitos nenorim, nes jau skaityta jinai čia prieš porą savaičių panaši, tai čia jau nebebus įdomu visuomeniai. Nors ten tikrai nėra tokia paskaita, kuri netiktų tautininkų valdžiai ar bendrai būtų kažkokia antivalstybė. Tai čia jau toks redakcinis. Tai čia toksai redakcinis. Tai sunku tiksliai įvertinti, kur tai yra redakcinis, kur tai yra cenzoriaus sprendimas. Iš kitos pusės yra ir dar vienas toksai keistas niuansas, tai yra valstybės vadovų susidomėjimas radiju. Tai ir buvo tikrai daug entuzijazmo ir iš valstybės, ir iš kultūrininkų, ypač futuristai, Kazys Binkis buvo didelis radijo entuziastas, net eilėraščių yra prirašęs. Taip pat būta ir politikų, ankstyvieji politikai 26 metais kalbėjo apie radiją kaip minkštąją galią, kaip tokį labai svarbų dalyką, kuris pakeis galbūt net ir Lietuvos visuomenę ir bendrai pasaulio požiūrį į Lietuvą. Bet kai mes pradedam gilintis į tuos aukščiausius pareigūnus, su konkrečiai Antanas Smetona, tai jis buvo labai produktyvus publicistas, gausu įvairių straipsnių, bet peržvelgęs tas bent kelias bibliografijas, jo net ne viena sudaryta, tai nieko jis apie tą radiją kaip ir tokio nerašė. Bent jau nėra pavadinimas apie radiją, jis kalbėjo bendrai apie žiniasklaidą, apie spaudą daugiausia. Ir jo tikrai mes negalime lyginti su tais didžiaisiais 20 amžiaus diktatoriais, kurie pamatė tą radijo galią, tai jau minėjau Staliną, bet žinoma, garsiausias yra Adolfas Hitleris, kai kurie netgi teigia, kad būtent per radiją, dėl radijo jis sugebėjo iškilti į valdžią, nes mokėjo labai vaizdingai, charakteringai ir charizmatiškai kalbėti. Nes kaip bebūtų, radijas ir pirmoji masinė medija. Taip, masinė, bet tas ir yra tas masiškumas, Lietuvoje turbūt dar nebuvo įgyvendintas ir tai ko gero irgi buvo tam tikras trikdis atsirasti tokiem charizmatiškiausias turbūt iki šiandien mums irgi žinomas, tai yra Pupų dėdė, Petras Biržys, kuris išliko nepaisant įvairių cenzūrų ir viso ko tame radijoje iki
iki pat to jau sovietinės okupacijos ir netgi tie garsūs šūkiai dar ir dabar folklore turbūt skamba. Tas Vilnius mūsų, mes rusų ir panašiai. Tai čia iš radijo, ar ne iš Pupų dėdės? Taip, Pupų dėdės, tai taip jis buvo ir šiek tiek ir publicistas, bet daugiausia žinomas būtent per radiją, kaip žmogus, kuris suderino humorą, satyrą su folkloru tam tikru ir labai pataikė tą meto visuomenės poreikius. Tai va, taip pat, kalbant apie tuos vadovus, tai aktyviai į radiją ėjo ir daug jame reiškėsi Izidorius Tamošaitis, kartais vadinamas Smetonos pilkuoju ideologijos kardinolu, bet jis irgi apie radiją atskirai nieko tokio labai nerašė. Tai galima sakyti taip, visi tie tautininkų lyderiai tikrai per radiją kalbėjo, dažnai kalbėjo, buvo gana dažni radijos svečiai. Ir tikrai tą radiją formavo, bet mes daugiau apie tą visą cenzūrą ir ideologiją galim pasakyti iš pačios programos, iš paties turinio, analizuodami, kas ir kaip ten veikia. Tai iškalbinga jau tai, kad beveik nebuvo jokių opozicijos veikėjų radiofone, nebuvo žmonių, kurie priklausytų kokiam nors netautininkų partijoms, jie buvo anksčiau jom priklausę, bet paprastai, jeigu tuo metu priklausydavo, tai radiofoną nebuvo kviečiami. Mes galime rasti ten šiek tiek temų, kurios galbūt nebuvo visai tautininkiškos, ten, pavyzdžiui, moterų sąjungos, Onos Mašetienės gana įtakingos buvo paskaitėlės ir laidos, ar ten esperantininkų gana aktyvus įsitraukimas, kuris irgi galbūt nėra visai toksai tautininkiškas, bet radijoje tikrai nebuvo pozicijų, kurios būtų kažkaip tai priešingos tautininkų ideologijai ar keltų jai vienokią ar kitokią grėsmę. Netgi čia įdomu buvo aptikti tą paneuropos judėjimą ir ten propagavimą tai, kas paskui kažkuria forma įsivysto iki ES idėjos. Tai įdomu, kad būtent tautininkai buvo tie, kurie aktyviausiai tarpukario Lietuvoje palaikė būtent tą paneuropos idėją ir buvo tokie proeuropietiški, nors atrodytų, kad kaip ir uždaras nacionalizmas, kaip dabar uždari nacionalistai, kaip tik dažniausiai būna tos Europos idėjos priešininkai. O kalbant apie praeities vaizdinius, jūsų temą konkrečiai per radiją, kaip tai formavosi ir kas buvo girdima, kokį praeities vaizdą piešia tuo metu radiofonas, ypač turint galvoje, kad su lik radijo atsiradimu domėjimasis praeitimi tarsi išaugo. Taip, galima taip sakyti, tai žinoma nesusijęs su radijo atsiradimu, tai labiau turbūt susijęs su tam tikromis propagandinėmis kompanijomis, ypač, pavyzdžiui, 1930 metų Vytauto didžiojo metais, kuomet labai aktyviai skleista ta Vytauto kulto idėja visomis formomis. Ir kaip tik šitie metai sutampa su daugiausiai istorinių transliacijų aptinkamų radijoje metais, nes tie išorės įvykiai ir politiniai įvykiai, žinoma, paskatino ir domėjimąsi radiją. Bendrai, jeigu imam visą lauką tą istorijos vaizdavimą, mes galime pamatyti vieną paradoksalų dalyką, tai kad nedaug labai istorikų įsitraukė į istorijos formavimą radijoje, jų buvo šiek tiek, bet dauguma jų skaitė tik po kelias paskaitas ir jie nebuvo ryškus bendroje programoje. Ir tą istorijos populiarinimo tokią funkciją, galima sakyti, perėmė arba radiofono darbuotojai, arba įvairūs žurnalistai, visuomenininkai ir rašytojai. Tai vienas įtakingiausių žmonių, formavusių bendrai tokį istorijos ir atminties vaizdinius tarpukariu per radiją, buvo Vytautas Bičiūnas, buvo meno kritikas, rašytojas, dramaturgas. Na ir tai, kad jis ir panašus žmonės daug prisidėjo prie radijo programos šito turinio kūrimo, byloja, kad labai daug dėmesio ten buvo skiriama būtent kultūros istorijai, literatūros istorijai ir visiems tokiem dalykam, kurie ne visai politiniai. Žinoma, politika irgi nebuvo apleidžiama, buvo kūriamas ir tas bendresnis toksai, galima sakyti, tautinio atgimimo naratyvas, kuris jau buvo įtvirtintas to meto visuomenė ir dar, žinoma, pildomai įtvirtinamas per radiją. Buvo, žinoma, daug dėmesio ir viduramžių laikotarpiu, bet galima sakyti, kad santykinai mažiau negu pavyzdžiui, periodinėje spaudoje, kur tam buvo gerokai daugiau visko skiriama. Ir tai, ko gero, susiję ir su tuo, kad tų istorikų buvo pakankamai mažai. Iškalbingas jau vien faktas, kad Adolfas Šapoka, žymiausias tarpukario istorikas, į radiofoną ateina tik tai likus porai savaičių iki antrosios sovietinės okupacijos 44 metų pabaigoje ir skaito paskaitas apie Abiejų tautų respublikos padalinimus. Bet, žinoma, buvo ir kitų. Tai mes, žinoma, Joną Matusą, kuris tikrai dalyvavo radijoje. Gana anksti dar 3-ame dešimtmetyje galima pastebėti ir Mykolo Biržiškos, Augustino Janulaičio paskaitų. Tai tų istorikų buvo. Bet, pavyzdžiui, daug aktyviau istorijoje reiškėsi Petras Tarasenka, vienas žymiausių tų archeologijos populiarintojų tarpukario Lietuvoje. Jis buvo tas antras daugiausia kalbėjęs per radiją istorinėmis temomis. Tai gal net tas archeologinis dėmuo, nors
pagrindė tik tai jo formuotas, buvo toksai labiau sukoncentruotas, aiškesnis ir tokį labiau bendrą naratyvą perteikintis. O bendrai ta istorija tokia, sakyčiau, gana fragmentiška ir labai glaudžiai susijusi su įvykiais. Tai radijas, teisingai pastebėjote, ta masinė medija ir radijo specifika, kuo jinai skyrėsi stipriai nuo žiniasklaidos, buvo tai, kad jinai turėjo tiesioginės transliacijas. Tai jau kalbėjom, kad pirmosios tiesioginės transliacijos atsiranda iš valstybės teatro, bet jau kitais metais, 27 metais, pirmoji transliacija vyksta po Jono Basanavičiaus laidotuvių iš karo muziejaus kiemelio, kur įvairūs politikai sako kalbas būtent Jonui Basanavičiui atminti, pagerbti ir panašiai. Ir tokių minėjimų nuo to laiko atsiranda tikrai nemažai. Įprasti minėjimai įvairių švenčių proga, žinoma, vasario 16, taip pat būtinai pagerbiamos kaimyninių valstybių nepriklausomybės paskelbimo dienos, Latvių, Estų, kartais Suomių. Tada įvairios svarbesnės šventės, tame tarp ir, pavyzdžiui, motinos diena gali tapti prielaidą kalbėti apie kokią nors ten moterų istorijos temas, kuo pasinaudodavo kai kurios radijo pranešėjos. Taip pat įvairios kitos tarpukario ryškesnės valstybinės ir nevalstybinės šventės, įvairūs minėjimai, pavyzdžiui, labai ryškiai per radiją minėtas, žinoma, Antano Smetonos gimtadienis, jubiliejus. Tai irgi buvo tam tikra dingstis padauginti istorinio pobūdžio tekstą tais metais, kai tai buvo minima. Ir bendrai išlieka ta tendencija, kad tam tikri įvykiai, tam tikri minėjimai formuoja tą bendrą tokį istorijos perteikimą per radijo stuburą, galima sakyti. Pabaigai pakalbėkime apie radiją kaip apie organizaciją, kaip apie instituciją. Kokio dydžio tai buvo institucija? Kiek ten žmonių galėjo dirbti? Jūsų knygoje skaičiau, kad atsiranda tokia savoka kaip laisvai samdomi žmonės, etatiniai darbuotojai. Atrodytų, kad radijas yra elitinis žanras, pirmoji masinė medija, bet finansinė prasme tai nėra būtinai labai klestinti organizacija. Susiduria su daugybė iššūkių ir sunkumų. Tiksliai dabar tikrai nepasakysiu skaičius, kiek ten dirbo tų žmonių, tas skaičius keitėsi, po truputį augo. Ką pirmą reikėtų akcentuoti, tai kaip minėjau, besikeitinti tą organizavimo formą. Tai tas ankstyvasis laikotarpis, kuomet tai yra susisiekimo ministerijos padalinys, ten dirba tikrai labai mažai žmonių, dažniausiai tai yra žmonės būtent iš tos pačios ministerijos atėję ir tai toksai trumpalaikis jų kažkoks darbelis, ne etatinis darbas dažniausiai, galbūt tik tai tas vadovas, Jurskis turi. Paskui 27 metais jau pakviečiama daugiau žmonių, kai suformuojama ta taryba, atsiranda jau kažkoks bendresnis, didesnis karkasas tų darbuotojų, bet šituo laikotarpiu iki 29 metų tai yra laisvai samdomi visi darbuotojai ir tai, kad tai nėra valstybės tarnautojai, kai kuriem ir kelia tą prielaidą, kad tuo metu dar radijas nevalstybinis, nesuvalstybintas. Tai taip, jis nebuvo taip nominaliai suvalstybintas, bet teikti, kad ten jie turėjo kažkokią didelę laisvę, ar kad ten, kad girdėjau ir dabar per šitą šimtmetį įvairių pasvarstymų, kad Supraskatėjas Smetona išvaikė radijo tarybą ir čia tas pats, kaip bando užgrobti LRT dabar. Tai nėra visiškai tas pats. Ne, nėra visiškai tas pats, nes niekada nebuvo tas radijas toks laisvas, kaip dabar yra laisvas tarpukariu. Ir net nebuvo susiformavusi ta visa struktūra, tradicija, jinai dar tik tai kūrėsi. Tai šituo laikotarpiu atsiranda ir tų aiškių pareigybių, formuojasi ir tas Petras Babickas kaip pirmasis radijo programų formuotojas, kūrėjas. Na, o jau tos aiškiausia struktūra turbūt atsiranda nuo 29 metų, kuomet atsiranda ir tas valstybės radiofono įstatymas, kurį minėjote, ir jau aiškus yra etatai. Ir tada jau visi žmonės, kurie dirba radijoje, yra valstybės tarnautojai, jau tikrai etatiniai darbuotojai, bet kartu yra priimami ir kurie papildomai, laisvai samdomi, bet tai dažniausiai yra tie, kurie rengia kokias nors arba ten vieną savaitinę laidą, arba ten kokias nors paskaitas kartais paskaito, bet nėra taip jau stipriai įsišaknyję į tą visą radijo kūrimą. Tiesa, dauguma kaip tik tokių aš ir nagrinėjau žmonių, kurie tas paskaitas ir teikdavo, nebuvo kažkokie reguliarūs nuolatiniai darbuotojai. Bet žiūrint tą darbuotojų visą sąrangą, tai atsiranda ir cenzoriaus pareigybė, ir keli netgi programų redaktoriai ir formuotojai. Įtakingiausias tai buvo direktorius ir pirmasis tas programų kūrėjas, formuotojas. Ir dėl to ir įtampos dažnai kildavo ir tie žmonės, vienas ar kitas dažnai išeidavo iš darbo, nes turėjo gerai sutarti, nes buvo abu labai svarbus radijo formavimui.
radijas buvo daugiausiai finansuojamas abonentiniu mokesčiu. Tai, kas susirinkdavo iš abonentų, dėl to tas mokestis ir buvo pakankamai didelis ir tai buvo svarbu. Ankstyvasis radijas ir man atrodo, ir vėlesnių laikotarpių daugiausia buvo išlaikomas būtent iš abonentinio mokesčio ir buvo stengiamasi tą mokestį kiek įmanoma didinti, plėsti ir tai taip pat sąlygojo. Klausytojų augimas sąlygojo ir programos turtingėjimą, platėjimą ir kokybės didėjimą, nes tai buvo vienas nuo kito priklausomi faktoriai. Žinoma, buvo ir ten įvairūs papildomo finansavimo, bet radijas buvo ta organizacija, kuri pakankamai neblogai išsilaikė šito finansavimo požiūriu. Pirmaisiais metais gal tai nebuvo taip paprasta, kaip minėjom, bet jau vėliau, kadangi vyko eksponentinis tų klausytojų augimas, tai pavykdavo taip išgyventi. O radiofono orkestras, jis jau priklausė valstybės teatrui, jis nebuvo... Ne, radiofonas, man atrodo, orkestras buvo radijo. Nežinau, kaip tiksliai ten keitėsi, kuriais metais, bet jis buvo įsteigtas iš valstybės teatro, bet ilgainiui formuotas būtent per kaip radiofono darbuotojai. Tai taip, tai šia prasme tų darbuotojų turėjo būti daugiau, nes orkestrą reikia dar išlaikyti. Ir kai žiūri tuos atlyginimo lapus, tai ten visą laiką minimi ir orkestrai, ir dirigentai, ir panašiai. Tai... Ateina 40-ieji ir kaip pasikeičia šis radijas staiga? Ar Sovietų Sąjunga atneša tas schemas, kurios buvo įprastos, kaip sakant, Sovietų Sąjungos teritorijoje, tradicijas, temas, struktūrą, ar kažkaip kitaip transformuojasi tas tuometinis Kauno radiofonas? Tai atėjo sovietai, iš tikrųjų integruoja tą Lietuvos radiją į bendrą visą sovietinę radijo sistemą labai anksti. Ir tai taip pat pasireiškia tuo, kad pasikeičia drastiškai beveik viskas. Beveik visi darbuotojai yra atleidžiami, žinoma, ir vadovai atleidžiami, ir čia priimami naujam režimui pavaldus žmonės. Beveik nelieka nieko, ką mes galėtume gerai pažinoti. Tai daugiausia arba iš Maskvos atvykę, arba tiesiog vietiniai pritariantys žmonės. Vadovė paskiriama kaip tik iš Rusijos atvykusi, ten, dabar tiksliai nepasakysiu, kokia jinai ten pareigybės atliko, bet žodžiu, žinoma, kad jinai nėra labai kažkoks žinomas asmuo, nedaug apie informacijos teko aptikti, bet jinai buvo ta galva, tai galva yra iš užsienio. Ir tai įdomiai performuoja ir visą radio programą. Jeigu tarpukariu mes vis tiek turim dominuojančią tą tokią Lietuvos vaizdinį ir Lietuvos istoriją ir bendrai Lietuvos aktualijas, tai pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu viskas drastiškai perkeliama ant Sovietų Sąjungos istorijos. Labai svarbu tampa programoje supažindinti lietuvius su kitomis sovietinėmis respublikomis, tiek Kaukazo valstybėmis, tiek ten kokio nors net nedidelėmis respublikomis ir jų praeitimi istorija. Viskas dažniausiai pasakoma pagal tą pačią klišę apie vargstančius darbininkus, kurios paskui išlaisvina ir išvaduoja Sovietų Sąjungą ir kokie jie dabar laimingi. Tos visos paskaitos beveik buvo verčiamos iš rusų kalbos ir tiesiog yra transliuojamas, galima sakyti, per lietuvišką radiofoną. Lieka ir šiek tiek darbuotojų iš anksčiau, bet gal ne tiek darbuotojų, kiek žmonių. Tai, pavyzdžiui, teko aptikti Henriko Radausko paskaitą skaitytą kaip tik sovietinėme radiofone pirmosios okupacijos metu. Jinai irgi buvo neblogai ten išcenzuruota, ten būtinai turėjo būti šis tas pasakyta apie Staliną, apie Leniną. Ta struktūra, žinoma, turėjo būti pakeista ir pritaikyta. Tai tas transformavimas vyko ne tik per tuos raktinius žodžius ir jų paminėjimą, bet taip pat ir Rusijos istorijos integravimą. Tai, pavyzdžiui, jeigu kalbama apie kokius nors ten romanus ar literatūrą, tai labai geras pavyzdys yra paimti kažkokią tai analogiją iš rusiškos literatūros, o ne iš kitos europietiškos literatūros ir taip labiau parodai, kad tu labiau sovietinis ir atitinki tos ideologinės gairės. Na, kas čia konkrečiai taikytina Radauskui. Būdavo ir kitokių ten architektūrinių likusių paskaitų, bet jos visos labai aiškiai yra pažymėtos to ideologinių daigų, taip aiškiai nepastebėsi tarpukario radio programoje, nors jos irgi, kaip minėjom, buvo tikrai glaudžiai susijusios su ta ideologija, bet laisvės buvo ženkliai daugiau. Tai tas integravimas tikrai įvyko pačiu plačiausiu mastu ir jeigu mes lyginam su nacistinė okupacija, tai sovietinės pirmosios okupacijos radijas yra grinai totalitarinis, galim sakyti. Naciai taiko jau šiek tiek kitokią politiką ir tai yra, man pasirodė gana įdomu. Aš tą pastebėjau jau ir periodinio spaudą nagrinėdamas, kad naciai tokie liberalesni, galima sakyti, ne tik istorijos vaizdinių, bet bendrai kultūros vaizdinių perteikimo. Ir tas pats dar labiau pasitvirtina ir kalbant apie radiją. Pagal nacistinę ideologiją radijas buvo toksai liaudies formavimo ir liaudies nuraminimo įrankis iš dalies, ypač karo metais. Ne tiek daug dėmesio skirta propagandai prieš, pavyzdžiui, žydus
ar kokių priešų konstravimui, bet buvo kaip tik siekiama, kad ta klausančioji publika geriau jaustųsi, galbūt tiek labai nepergyventų. Ir dėl to labai daug dėmesio buvo skiriama būtent kultūriniai programai ir tas atsispindi ir Lietuvoje. Sugrįžta daug lietuvių, kurie dirbo ir tarpukario radiofone, vadovas kurį laiką yra Antanas Miškinis, tai irgi ir tarpukario radiofone gana aktyviai veikęs žmogus, rašytojas. Ir atsiranda tikrai nemažai žmonių, kurie netgi išplėtoja kai kurias temas per radiją, kurias tik tai buvo pradėję tarpukario laikotarpiu. Vienas ryškiausių pavyzdžių galėtų būti Marija Alseikaitė Gimbutienė, kuri pirmasias kelias paskaitas paskaito Vilniaus radiofone 39 metais ar 40-ais, iki sovietinės okupacijos, bet paskui jau daugiau įsitraukė į radiją Antrojo pasaulinio karo metais per nacistinę okupaciją ir taip pat ir kiti panašus. Taip pat labai suklesti, ką tyrinėjo muzikologė Jūratė Petrikaitė, suklesti būtent tautosakos skaitimai per radiją. Iškyla Zenonas Laviūnas, kuris buvo surinkęs tautosakos archyvą ir kuri nuolatos pristatydavo. Tai pristatydavo ir kokią muziką, tą lietuvišką tradicinę, skirtingus regionus, įvairius etnografinius dalykus ir paprastai leisdavo ir tą archyvinę medžiagą per radiją. Tai vat įdomus tas posūkis į kultūrą, dar didesnis negu tarpukario laikotarpiu, nes politikos, kaip suprantama, transliuoti nelabai buvo galima. Žinoma, radijas turėjo ir žinių tą funkciją labai ryškę, bet jau kalbant apie tą tokią jau labiau paskaitinę programą, tai nacistinis radiofonas buvo toksai orientuotas į tokią lengvąją kultūrą ir taip pat ir istorijos retransliavimas buvo toks, kad buvo, žinoma, pabrėžiami saitai lietuvių ir vokiečių tam tikri, bet bendras tas istorinis pasakojimas išliko gana panašus į tokį, koks buvo formuojamas. Na ir matyt, oficiozas tas pats minėjimai, kažkokie mitingai, kalbos ar ne, oficialios šventės taip pat ten nacistinės okupacijos metu atsispindėjo radiofono transliacijose. Buvo, bet tai mažiau tų tiesioginių transliacijų būdavo, reiktų suprasti, karo kontekstas tai vis tiek keičia tą viską, bet ta cenzūra radio per vokiškame radiofone labiausiai pasireiškia per draudimą klausyti kitas stotis. Tai buvo draudžiama klausyti užsienio stočių, buvo kovojama su visokiamis pagrindinėmis radijomis, ten sovietų bandymais transliuoti kažką tai į Lietuvą, kas tikrai buvo, ir bendrai, žinoma, priešų radijo buvo draudžiama klausytis. Tai aš tiksliai dabar nenagrinėjau ir nežinau, kaip buvo bandoma tai užkardyti, bet būtent čia buvo tas ryškiausias cenzūros dėmuo, kai sovietai priešingai viską sutelkė daugiau į programos perkūrimą ir tą tokį pilną sovietinę indoktrinaciją. Tai čia buvo formuojama tokia programa, kuri būtų daugiau mažiau tolerantiškai priimama, nekeltų atmetimo faktoriaus, bet klausyti kažko kito nebuvo galima. Na, žinoma, vokišką galėjai klausyti, bet kitokią ne. Tai buvo daktaras Titas Krutulys. Ačiū klausiusiems, o visi kabinetiniai pokalbiai YouTube, Spotify ir 15min.lt platformose. Klausykite mūsų ir žinoma Lietuvos radijo. Iki.